Esu gimusi Kaune. Mano tėvelis ir tėvelio visa šeima, senelis, prosenelis, kiek man pasakojo, irgi buvo kauniečiai. Negi jie, senelis ir proseneliai, padėjo kurti Kauno miestą, ypatingai Laisvės alėją. And there was Jewish culture in Kovna. They went to Rosmarin to have, that was a delicatessen where you get anything. You went to Kapulski, that was where you had a coffee. Aš kaunietė nuo gimimo, Fruma Kučinskienė, iš Rytkinų tėvelio gausios šeimos viena išlikusi po karo ir turiu gana ryškius ir labai spalvingus, gražius prisiminimus iš savo vaikystės laikotarpio. Buvo kažkokia šventė ir aš kaip paprastai vėl sirgau ir negalėjau eiti tą šventę. Ir man buvo baisingai liūdna. Buvo susikaupdavo toks tarpas, jis susikaupdavo žiemą sniego. Tai mes tenai vaikai žinau, kad šokinėdami tą sniegą irgi buvo dar taikos metu. Ir buvo labai smagu. Tas pirmosios šventės, pavyzdžiui, senamiestį ypatingai. Ir žinot, tas vaizdas apsikabinusios visos tos gražios tetos bijo garsiai juoktis, juokėsi linksmi šitie veidai. Anyhow, they went to the Narodny Dom, which was a theater where a lot of Yiddish performers came from America. Two of the very famous Yiddish performers that came were the Jacobsons, Jaime and his brother Jacobsons. And they did Chiribim. Chiribim, chiribam, chiribim bam bim bam bim ba bam. The song became so popular that ganz Kovna hat sich gerudelt mit Chiribim. Everybody was Chiribiri. So it was a real Yiddish cultural world. And my father was very social. My mother not so, but my father knew everybody. Tai iš prieškario tie gražūs vaizdai, žinoma, aš galėčiau daugiau pasakot, surišti su Kaunu, su Žaliakalniu, su senamiesčiu.
žydai prekybos mieste Kaune siejami su muitinės nuoma 15 amžiuje. Dėl draudimo laisvai apsigyventi mieste žydai kūrėsi Vilijampolės, žydams žinomos kaip Slabada, gyvenvietėje šalia Kauno, kitapus Neries. Bendruomenė palaipsniui formavosi ir Kaune. Tačiau vietos pirkliai ir amatininkai į žydus žiūrėjo kaip į konkurentus ir visokeriopai trukdė jam plėtoti verslą ir kurtis mieste. Tik XIX amžiuje viduryje Rusijos imperatoriaus Aleksandro II įsaku panaikinus visus gyvenamuosius ir profesinius apribojimus žydams, jie galėjo statytis namus visame mieste ir laisvai prekiauti. Tuo metu žydai sudarė daugiau nei pusę kauniečių. Miestas pamažu plėtėsi, augo sinagogų, maldos namų, žydų mokymo įstaigų skaičius, gausėjo visuomeninių ir politinių, profesinių, kultūros, labdaros žydų organizacijų, muzikos ir teatro, mokslo, sveikatos apsaugos draugijų. Slabadkės ješyva, judaizmo dvasinė seminarija, ilgainiui išgarsėjo visame pasaulyje. Pirmojo pasaulinio karo metu carinės Rusijos valdžios buvo vykdytas priverstinis žydų iškeldinimas iš Kauno dėl tariamo bendradarbiavimo su vokiečių kariuomenė grėsmės. Gatvėse neliko šurmulio, nes beveik visos krautuvės buvo uždarytos. Tačiau pasibaigus Pirmam pasauliniam karui, tarpukario Kauno žydai įžengė į vadinamąjį aukso amžių. Į gimtąją žemę įžengiau, prisikėlė Lietuva. Mes, Lietuvos žydai, radom joje savo gimtinę. Stosim ir mes, žydai, į jos statytojus. Sunkesnį paimsim savo pečius akmenį jos atgaivinimui. Tenkanti mums laimė statyti savo tėvynę padarys tuo tikresnį Lietuvoje mums pastogę. Lietuva šalis aukuras, reikalaujantis aukų ir negalima prie jos laipstų sustoti poilsiui. 21 metais dienraštyje Lietuva rašė jidis rašytojas Urija Katsenelembogenas. 18 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žydai aktyviai dalyvavo miestų savivaldose, mobilizuotų ir savanorių karių gretose, kovojo už nepriklausomybės įtvirtinimą, prisidėjo prie Lietuvos gerbūvio kūrimo visose srityse. Žydams suteikta nacionalinė autonomija kultūriniais, religiniais, socialiniais, švietimo ir visais kitais klausimais buvo unikalus pavyzdys tautinių mažumų teisių istorijoje. Lietuvos žydai brangino laisvę ir didelę svarbą teikia nepriklausomybės minėjimo iškilmei. Lenkijai okupavus Vilnių, Kaunas tapo laikinąja Lietuvos sostinė. Per 2 dešimtmečius miestas neįtikėtinai pasikeitė. Pagal gyventojų skaičių tapo didmiesčiu, buvo modernizuota infrastruktūra. Vietoj arklių traukiamos konkės, pradėjo kursuoti autobusai, buvo pastatyta daug reprezentacinių ir gyvenamųjų pastatų. Intensyviai plėtojosi kultūrinis ir muzikinis gyvenimas. Tarp 19 ir 26 Lietuvos žydai turėjo visišką autonomiją savo reikalų tvarkyme. Jie rinko deputatus atstovaujančius jos Lietuvos parlamente, kuriame buvo žydų tautybės ministrai, netgi buvo renkamas žydų reikalų ministras. Kaune buvo įsikūręs Centrinis žydų bankas, žydai steigė naujų Kaunui pramonės šakų įmonės, buvo pagrindiniai statybų rangovai.
Kaune buvo Ješiva, 2 hebrajų mokyklos, leidžiami 5 jidiš laikraščiai, steigiamos žydų ligoninės ir kitos organizacijos. Buvo statomi jidiš spektakliai, vienu metu egzistavo net 4 žydų teatro trupės. Buvo įsteigta žydų operos studija. Tuo metu muzikinis gyvenimas klestėjo. Daugybė orkestro muzikantų, klasikinės muzikos atlikėjų, operos solistų, šokėjų, populiariosios ir džiazo muzikos kūrėjų, garbinamų ne tik vietinių žydų, bet ypatingai ir lietuvių bendruomeniai bei pelniusių pripažinimą užsienyje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Kaune gyveno daugiau nei 30 000 žydų. Jie sudarė beveik 1/4 visų miesto gyventojų.
Tarpukario Kaune žydai muzikai įnešė neįkainojamą indėlį į miesto muzikinį gyvenimą. Dirigentas Izaokas Vildmanas Zaidmanas daug prisidėjo organizuojant Valstybės teatro orkestrą. Būtent jam diriguojant Lietuvoje buvo pirmą kartą atlikta lietuvių muzikos klasiko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema Miške. Svarbiu kultūros židiniu buvo Kauno choralinė sinagoga. Čia oberkantoriaus pareigas ėjo unikalaus balso lyrinis tenoras Miša Aleksandrovičius, kurio dar 9-mečio vunderkindo dainavimą Kauno klausytojai turėjo progą išgirsti 24 metais, kuomet jis dar buvo vaikas. Vaikas, kurio galva ką tik siekė rojalio dangtį, sudainavo 10 ilgų ir sudėtingų koncertinių dalykų. Dikcija nepaprasta, kiekvieno žodžio, kiekvieno atspalvio frazavimas stebėtinai teisingas. Pianisimo jis išpildo taip, kaip neišgirsi ne pas vieną dainininką, o aukštas gaidos ne žmogų, bet paukštį primena. Žodžiu, vaikas nepaprastas. Ir ką jis gieda, tas stebėtinas vaikas? Liūdnas, sielą veriančias žydų melodijas, žydų liaudės dainas. Giesmes, kurias bespaudžiančio širdis skausmo klausyti negalima. Iš mažiuko lūpų girdime klausimus, kas tai yra pasaulis. Pasaulis yra amžina paslaptis. Sinagogoje skambėjo daug operų, uvertiūrų, arijų, o per šeštadieninės pamaldas, kai dalyvaudavo jaunasis kantorius, tekdavo kviestis raitąją policiją, kad ši sulaikytų žmonių srautą. Valstybės teatro veikloje dalyvavo daug žydų muzikų. Operos solistas, baritonas Hanonas Šulginas parengė daug pagrindinių, o taip pat ir mažesnių vaidmenų. Ir vienas pirmųjų įvairiuose koncertuose pradėjo dainuoti lietuviškas dainas. Teatro orkestre grojo talentingų muzikų šeimų, Hofmeklerių ir Stupelių nariai. Jų šeimas sudarė kone pusę orkestro muzikantų. Violončelininkas Morducha Hofmekleris, dirigentas Leiba Hofmekleris, smuikininkas Moišė Hofmekleris, orkestro koncertmeisteris Mėjeris Morducha Stupelis ir smuikininkas Aleksandras Šmaja Stupelis, fleitininkas Cezaris Stupelis, pianistas Jozelis ir Grigorijus Stupeliai. Ir iš Rygos atvykęs smuikininkas Ruvimas Stenderis, tapęs Valstybės teatro orkestro koncertmeisteriu ir ženkliai pakėlęs orkestro meistriškumo lygį. Jis taip pat dėstė ir Kauno konservatorijoje. Išskirtinis įvykis Valstybės teatrui buvo 35 metais vykusios Lietuvos baleto trupės gastrolės Monte Carle ir Londone. Dirigentui Hofmekleriui po simfonijos, o baletui po spektaklio buvo iškeltos didžiulės ovacijos, kurios truko 14 minučių. Po tokių ovacijų atrodė, kad dingo visas nuovargis. Leibos Hofmeklerio įspūdžius iš gastrolių perpasakojo dienraštis Lietuvos aidas. Tarp žymiausių Kauno muzikų žydų buvo ir Valstybės teatro orkestro violončelių grupės koncertmeisteris Povilas Berkavičius, taip pat dėstęs ir Kauno ir Lietuvos valstybinėse konservatorijose. Su pono Berkavičiaus vardu daugelį kauniečių yra susiję aukštos rūšies estetiniai atsiminimai, rašė pianistas, kompozitorius ir aktyvus tarpukario muzikinio gyvenimo vertintojas Vladas Jakubėnas. Jis savo recenzijose negailėjo puikių atsiliepimų apie perspektyvę pianistę Esterą Aranauskaitę, pavadinęs ją tikra pianistė iš Dievo malonės ir iki šiol ryškiausių ir labiausiai užbaigtų pianistinių talentų gimusių pokarinėme Kaune. Kantoriaus šeimoje gyvenimo kelią pradėjo Vladas Perelmuteris, vėliau tapęs žymiu Prancūzijos pianistu, bendradarbiavęs su žymiuoju kompozitoriumi Maurisu Raveliu. Jis tapo vienu pirmųjų pianistų atlikusių visą Ravelio fortepijoninės muzikos repertuarą.
Kaune negyvai gyvavo ir žydų operos studija. Jos dalyviai jidiš dainų atlikėja Ana Varšavskienė, gydytojas Izakas Levitanas ir kiti 27 metais įkūrė publikos labai pamėgtą Joelio Engelio chorą. Vadovaujami Šaulio Brecharovičiaus apie 40 įvairių profesijų choristų, daugiausia muzikos mėgėjų, atlikinėjo žydų liaudies dainas bei chorus iš klasikinių operų bei oratorijų. O choras išgarsėjo po visą Lietuvą. Oficialiai atstovavo žydų dainos meną 30-ųjų metų Lietuvos dainų šventėje. Jie taip pat įrašinėjo Columbia Records Londone. Chorą tuo metu materialiai rėmė valstybė. Engelio choro pasirodymus sulaukdavusius klausytojų padėkų ir laiškų iš tolimiausių šalies kampelių transliuodavo Kauno radiofonas. Lietuvoje nebuvo didesnio miesto, į kurį choras nebūtų vykęs. Verta paminėti tokį atvejį. Kartą choras nuvyko koncertuoti į Šiaulius, kur koncertų buvo išnuomota didelė Capitol kino teatro salė, už kurią reikėjo sumokėti 1000 litų be išlaidų kelioniai ir honoraro pianistui. Tada tai buvo didžiulė suma. Visų mylimo ir žinomo choro koncertą organizavo Šiaulių žydų švietimo draugija. Mums atvykus į Šiaulius tą patį vakarą čia koncertuoti atvyko ir valstybės operos artistai. Suprantama, kad šito anksčiau nežinojome, nes tikrai būtume atidėję vakarą. Organizatoriai buvo labai nusiminę, kasgi gali konkuruoti su valstybės opera. Tačiau visi stebėjosi. Kai tik atvėrėme teatro duris ir pradėjome pardavinėti bilietus, iš karto pradėjo formuotis link kasų nekantriai besiveržiančių žmonių eilės. Numatyto koncerto laiku teatras buvo sausakimšas. Kai kelių žmonių paklausiau, kodėl jie atėjo čia, o ne į operą, jie atsakė, kaipgi nepasinaudosi galimybę išgirsti tokį gerą chorą. Prisimena Leibas Nadelis.
nuo seno žydų šeimos dėdavo visas pastangas lavinti vaikus ir ugdyti jų muzikalumą. Ypač perspektyviamis buvo laikomos smuiko studijos. Virtuozai Moshe Hofmekleris ir Danielis Pomerancas įvaldė ir klasikinį, ir pramoginį smuiko repertuarą, įėjo į tarpukario Kauno istoriją kaip vienas ryškiausių asmenybių. Bet metropolis ne vien tik rimtas, jis moka kartu būti ir linksmas, moka išlaikyti tą vidurį tarp triukšmingo pasilinksminimo ir tylaus rimtumo, vidurį, kurį ypatingai vertina anglai džentelmenai. Metropolyje pietų metu ir vakare groja pono Hofmeklerio vedamas orkestras. Jis neturi savo pavadinimą – Hofmekler bandas. Tas pavadinimas plačiai Lietuvos visuomeniai yra žinomas iš įgriežtų patefonė plokštelių ir iš transliacijų per Kauno radiją. Metropolyje tą žymųjį orkestrą gali pamatyti savo akimis ir išgirsti jo žavinčius puikios muzikos garsus, sulig kuriais rikiuojasi išėjusios šokti poros ir kuriems pritarė koja kiekvienas senesnis, jau nebe šokąs žmogus. Hofmekler bando repertuarą sudarė aranžuotos lietuvių liaudies dainos, lietuvių kompozitorių ir paties Mošės Hofmeklerių, kuris beje sklandžiai kalbėjo lietuviškai kurta pramoginė muzika. Per 14 metų į Kolumbiją ir Odeon firmų gramofono plokšteles su Lietuvos solistais jis įrašė daugiau nei 100 lietuvių muzikos kūrinių. 32 metais prezidentas Antanas Smetona už lietuviškos muzikos ir dainų populiarinimą Mošei Hofmekleriui įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordiną. Su Hofmekler bandu dainavo žymiausi to meto populiariosios muzikos solistai, tarp jų tarpukario Lietuvos estrados pradininkas Danielius Dolskis. Kas vakarą prisirenka pilna Versalio salė. Iš tikrųjų tai yra nepaprastų gabumų žmogus. Jis per pusę metų ne tik išmoko puikiai lietuviškai kalbėti, bet ir sukūrė savaimingą lietuviško kupleto ir pasakojimo žanrą, kurio mes iki šiol neturėjome. Taip savaitraštyje Diena rašė Antanas Pulkis. Per 2 Kaune praleistus metus Dolskis Homokort ir Londono Kolumbija studijose įdainavo 16 plokštelių. Smuikininkas Danielius Pomerancas apie 33 metus grįžęs į Kauną iš Berlyno subūrė multiinstrumentininkų ansamblį, dažniausiai grodavosi Bohemos pamėgtoje Konrado kavinėje ir konkuravosi su žymiuoju Hofmekler bandu. Pomeranco ansamblį galima laikyti džiazo pradininku Lietuvoje. Ansamblis su solistu Antanu Dvarionu Londone įrašė 11 Columbia Records plokštelių. Po pietų visas Kaunas renkasi pas tą patį Konradą. Pagarsėjusio ir pamėgto smuikininko Pomeranco orkestras, dabar sustiprintas smuikininkų Kraveckų, jau spėjo visų kauniečių simpatijas užkariauti. Tad ir nenuostabu, kad vakarais pas Konradą sunkiau rasti laisvą kėdę negu kaunietę, kuri sutiktų užsidėti praeitų metų mados skrybelę. Konrado kavinės pasisekimas nesudaro paslapties. Čia pirma visko tiekiami geriausi produktai. Atminkime naujus jaukumo suteikiančius baldus, dar pridurkime temperamentingo smuikininko Pomeranco muziką ir toji paslaptis paaiškės.
Po 26 metų perversmo valdžią perėmus nacionalistams ėmė pasitaikyti netolerancijos žydams atveju. Žydai buvo stumiami iš ekonomikos, universiteto, daugėjo neigiamų pasisakymų spaudoje, pasitaikydavo ir žydų užpuolimų. Pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu nuo 40 metų birželio imti naikinti žydų religinės ir kultūros institucijos. Žydų organizacijų nariai kartu su lietuviais ir kitais bendrapiliečiais buvo tremti į atokius Sovietų Sąjungos regionus.
Tremtiniais tapo ir Kauno konservatorijos studento Hermano Perelšteino, būsimojo garsaus berniukų choro Ąžuoliukas įkūrėjo šeima. Dar didesnės blogybės laukia 1941 metų birželį, kai į Lietuvą įsiveržė vokiečių kariuomenė. Iškart prasidėjo žydų persekiojimai ir žudynės, į kurių organizavimą bei vykdymą įsitraukė ir vietiniai kolaborantai. Visi žydai privalėjo ant krūtinės nešioti geltoną skiriamąjį ženklą Dovydo žvaigždę. Jiems buvo uždrausta vaikščioti šaligatviais, lankytis parkuose ir skveruose, naudotis viešuoju transportu. Netrukus Vilijampolėje buvo įsteigtas getas, jame įkalinta apie 30 000 žydų. Rugpjūčio mėnesį naciai ir jų talkininkai Kauno 4-ajame forte įvykdė specialią intelektualų akciją, per kurią nužudė 534 iškilius žydų kultūros veikėjus. Tarp jų ir Valstybės teatro koncertmeisterį Rūmimą Stenderį. Tų pačių metų spalį įvykdytos didžiausias masinės žudynės Kaune – Didžioji akcija, kai 9200 žydų nacių pasmerktų dėl jų netinkamumo fiziniam darbui buvo sušaudyti netoli 9-ojo forto esančiame lauke. Po didžiosios akcijos iki 43 metų rugsėjo gete buvo stabilizacijos laikotarpis, kai masinės žydų žudynės nebuvo vykdomos. Šiuo laikotarpiu sukurta geto administracinė struktūra, įsteigtos sveikatos apsaugos, švietimo ir netgi kultūros įstaigos. Ana Varšavskienė subūrė vaikų choro mokyklėlę, kad muzikuodami vaikai galėtų bent trumpam užmiršti tvyrančią nežinomybę ir įtampą. Simboliškiausia muzikos forma gete tapo daina, kaip savęs stiprinimo, individualios ir kolektyvinės vilties forma, kaip meilės gyvenimui, o kartu ir patiriamo neįtikėtino brutalumo liudytoja. Kadangi gete kalėjo daugelis Valstybės teatro artistų, geto vyresnieji pasiūlė jiems suburti orkestrą. Taip 42 metų vasarą Moišė Hofmekleris ir Danielius Pomerancas subūrė 35 muzikų geto policijos orkestrą. Norėdami apsaugoti orkestro muzikus, geto taryba įrašė juos į geto policijos sąrašus. Orkestro koncertmeisteris buvo Aleksandras Stupelis. Susikūrė ir nedidelė vokalistų grupė. Kūrinius specifiniai orkestro sudėčiai aranžavo Percy Haidas. Orkestras iš viso surengė apie 80 koncertų. Iš pradžių orkestro subūrimas gete buvo vertinamas dviprasmiškai. Manyta, kad muzika kaip pramogos forma nepriderėjo tragiškoms aplinkybėmis, kai daugelis geto kalinių gedėjo nužudytų artimųjų ir draugų. Tačiau ilgainiui priešiškumas koncertams mažėjo. Dauguma klausytojų buvo tie patys, bet buvo ir naujų veidų. Nuotaika auditorijoje buvo lengva, ano karto įtampos nebebuvo. Atrodė, kad ledai pagaliau pralaužti. Žmonės susitaikė su mintimi, kad yra geto orkestras ir kad joks nusikaltimas klausytis muzikos nepraėjus nei metams po paskutinės akcijos. Mūsų sąžinė buvo švari ir pirmą kartą mes tikėjomės pasidžiaugti koncertu, o nesusipriešinti patys su savimi. Nebuvo jokių prakalbų, nebuvo tylos minutės. Programų buvo šiek tiek pakeista, atsisakyta melancholiškų kūrinių, kai solistas baigęs arastės čigonišką melodiją, buvo net plojama. Atrodė, kad orkestras jautėsi, tarsi iškovojęs pergalę prieš mūsų kankintojus. Taip prisimena William Mitchell. 43 metų rudenį Kauno getas pertvarkytas į koncentracijos stovyklą. Apie 3000 žmonių, tarp jų ir Ana Varšavskienė su dukromis, išvežta į Klugos koncentracijos stovyklą Estijoje.
44 metų Liepą getas buvo likviduotas, apie 7,000 žmonių išvežta į Dachau ir Štufhofo koncentracijos stovyklas Vokietijoje. Geto pastatai buvo sudeginti. Išsigelbėjo vos keli šimtai geto kalinių. Daugumai geto muzikų nepavyko išgyventi. Ypač tragiškas Hofmeklerių šeimos likimas. Nužudytas Leiba Hofmekleris, jo žmona ir 2 vaikai, jo tėvai, visa sesers Zeldos šeima. Nužudyti daugelis Engelio choro narių, jų tarpe ir talentingoji Ana Varšavskienė. 39 metais žydų skaičius Kaune siekė 32 000. 44 metais Kauno ir vėl užėmusi sovietų kariuomenė mieste rado 90 išlikusių žydų. Holokaustas sunaikino beveik visą Lietuvos žydų bendruomenę ir jos kultūrą, o sovietmetis toliau naikino jos atmintį. Likę gyvi Kauno žydai muzikai, nors niekad taip ir neatsigavo nuo patirtų sukrėtimų, pagal išgalės toliau puoselėjo savo karjerą. Iš didelės Hofmeklerių šeimos išsigelbėjo tik Moišė Hofmekleris ir jo broliai Ruvimas bei Danielius. Po karo Hofmekleris į Lietuvą nebegrįžo.
Dachau išgyveno ir Danielis Pomerancas, kurio šeimos likimas susijęs su Kauno operos žvaigždės Kipro Petrausko šeima. Holokausto metais Petrauskai priglaudė ir keletus metus augino gete gimusią Pomerancą dukterį Danutę. Jiems, kaip ir daugeliui kitų Lietuvos žydų gelbėtojų, suteiktas pasaulio tautų teisuolių vardas. Pianistės ir pedagogės Busės Eilinienės dukrelė, būsima pianistė Estera Elinaitė, išgelbėjo Čiurlionio našlė Sofija Čiurlionienė ir kiti jo šeimos nariai. Pianistai Nadeždai Dukstukaitei pavyko išsigelbėti, tačiau gete ji prarado savo dukrelę. Aš Kauną iki šiol tiesiog jaučiu savo oda. Man užtenka pamatyti namą su 3 dalių langais ir užplūsta prisiminimai, nes tokie langai man asocijuojasi su mano vaikystės 4-ojo dešimtmečio Kaunu, su mano tėvo namu. To laikmečio miesto gatvės ir namai išsaugojo labai daug gražių akimirkų. Čia žaidžiau, išdykavau, lankiau savo artimuosius ir draugus. Tačiau po karo, po holokausto, Kaunas man tapo šešėlių miestu, prisimena Irena Veisaitė. 46 metais Kauną užplūdo potvynis. Tai buvo pats didžiausias potvynis Kaune. Lyg pati žemė stengėsi apsivalyti nuo visų siaubų, kurie ant jos įvyko. Spiel sie mir ein Liedele in Jiddisch, der wecken soll es Blut und nicht kein Kiddisch. Alle soll es selig leben und singen kein, schöner noch und besser wie gewählt. Und Schiefsten und Tränen. Spiel, dass euers alle solle Herren, als alle solle selig leben und singen kein, schöner noch und besser wie gewählt. Sie mir an Liebe wecken Scholle, vor kein seien Scholle mit kein Kohle. Das Becker groß und klein, so kennen das man schnell, nur nehmen wir kommt nicht verpacken. Spiel, Spiel, lässt mir Spiel, du weißt doch, was ich meine und was ich will. Spiel, Spiel, Spiel a Liedele, Babi, Spiel a Liedele mit Herz und mit Gefühl. Komm, wir singen jetzt Liedele zusammen, wie Gruppe freit, wie Kinder viel ein Mammen. Mein einziges Verlangen, so kennet ein und kann, wie alle Menschgesang und mein Gesang. Spiel, Spiel, du lässt mir Spiel, du weißt,
doch, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, spiel a Liedele, Mami, spiel a Liedele, ich hab schon mitgespielt. Liede wegen Scholle, so feil sei es Scholle, wird kein Kolle. Aus welcher Größ und Quell soll können los was schnell. Und Krieg und mir komme sich machen. Grok man čia jidiš dainelę, tegul jį prikelia džiaugsmo ir jokių staigmenų, kad kiekvienas jaunas ir senas ją suprastų. Tegul daina sklinda iš lūpų į lūpas, daina be ženklų ir be ašarų. Grok, kad kiekvienas ją girdėtų, kad visi matytų, kad esu gyvas ir kad galiu dainuoti dar geriau ir gražiau negu anksčiau. Groki man dainelę apie taiką, tegul jau pagaliau būna taika nebe svajonė, kad tautos mažas ir didelės ją suprastų ir neprasidėtų su kautynėmis ir karais. Dainuokime šią dainelę kartu, kaip draugai, kaip vienos motinos vaikai. Aš tik prašau, kad tai būtų laisvė ir nuoširdumas kiekvieno dainoje ir manojoje taip pat. Mūsų projektas yra skirtas visiems muzikos garsams, gimusiems ir skambėjusiems tarpukario Kaune. Ir tebeskambantiems mūsų dainose, muzikoje, prisiminimuose ir širdise. Ir jų kūrėjams, kurie žuvo. Ir tiems, kurie liko gyvi ir išsisklaidė po visą pasaulį, kalbėdami ir dainuodami visomis pasaulio kalbomis. Ir žydų kultūros atgimimui Lietuvoje, kad jie atrastų savo šaknis, kad jį kvėpuotų ir augtų. Hey